Sveiki. Kaišiadorių sveikatos centro skubios pagalbos skyriuje, susitinkam jau su pacientų su aukštom temperatūrom, skaudančiam gerklėm, pykinimais, vėmimais ir viduriavimais. Dėl to norėčiau šiek tiek supažindinti, kas tai gali būti. Juk vasara karšta, iš kur tokios peršalimo ligos? Tai dažniausia priežastis tai yra enterovirusinės infekcijos. Būtent vasaros pradžioje, kai prasideda maudynės, baseinai, upės, ežerai, galime sutikti ir enterovirusus. Jie perduodami yra fekalinio-oraliniu būdu, kitaip tariant, išeina per virškinamąjį traktą ir per nešvarų vandenį gali patekti per akis, nosį ir burną į mūsų organizmą ir sukelti tuos minėtus simptomus. Tai pirmiausiai, kas būna? Būna labai aukšta temperatūra, skauda gerklę, gali būti sloga, atsirasti pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. Kaip atpažinti? Tai pirmiausiai siūlyčiau pasižiūrėti į gerklę ir būtent žiočių lankas, gomurys, jeigu matote, kad yra paraudęs ir ant jo yra puslelių, kurios gali būti net ir skausmingos, tai yra pirmas požymis, kad tai yra ne bakterinė antibiotikais gydoma liga, bet tikėtina, kad būtent enterovirusas. Ką daryti toliau tokiu atveju? Visų pirma, temperatūra, reikia suprasti, tas karščiavimas, tai yra natūrali organizmo gynybinė reakcija, kaip mūsų imuninė sistema kovoja su šia infekcija. Tai nereikėtų iš karto kovoti su mūsų gynybinė reakcija. Neskubėkite mušti temperatūros. Leiskite pakarščiuoti, bet žinoma, atsižvelkite į savo bendrą savijautą. Temperatūrą reikia mušti ne skaičius, o būtent savijautą. Jeigu jau blogai jaučiatės, tada vertėtų išgerti antipiretikų, pavyzdžiui, paracetamolio. Eigoje reikėtų, žinoma, užtikrinti pakankamą hidraciją, galima papildomai pavartoti vitaminų. Suprasti reikėtų, kad jie pačios enterovirusinės infekcijos negydo, tačiau padeda organizmui greičiau atstatyti naują gleivinę ir būtent taisyti tą pažaidą. Kas dažniausiai serga? Dažniau serga vis dėlto vaikai, tačiau patikėkit, suaugę tikrai nelieka nuošaly. Ir atsižvelkit, jeigu artimoje aplinkoje neseniai maudėtės ar turėjot kontaktų su viduriuojančiais, tai irgi gali būti požymis, kad jūs puola enterovirusinė infekcija. Verta atkreipti dėmesį, kad šie virusai gali sukelti meningitus. Nereikia labai išsigąsti. Jie dažniausiai yra nepavojingi, praeina savaime. Kaip gali pasireikšti, tai pagrinde galvos skausmas. Tai vėlgi vaistai nuo skausmo ar antipiretikas gali šioje vietoje padėti. Žinoma, jeigu jūs esate šiek tiek nusilpęs ir turi daug gretutinių ligų, jie gali komplikuotis rimtesnėmis problemomis, ar ne, tais jau meningitais, encefalitais. Bet jeigu jau pastebėjot, kad didesnis mieguistumas, ar jau labai atkaklus pykinimas, ar gydiškas kaklas darosi, tada tikrai vertėtų atvykti pas mus, ir mes jų patikrinsim, arba kreiptis iš karto į infekcinę ligoninę. Taigi, būkite švarūs, pasirūpinkite higieną, plaukite rankas, geriausia yra tiesiog muilu ir, jeigu susirgote, venkite tų kontaktų, nesimaudykite kartu su kitais.